Kaip matot, kaip automobilis atrodo be galinės dalies. Aišku, viskas yra, rėmas dabar yra dažomas. Galinis, ant kurio mes tvirtinam ratus atsarginius ir sparnus. Sparnai yra nuimti. Kaip matot, galinis tvarkytas, nes aš jį buvau biškį patraiškęs, tai va jau jį paklijavęs. Jis yra suremontuotas šitas sparnas. Šitas, kaip matot, senas. Matot, kaip nesikvirtinom Dakare. Turėjom visokių nuotykių, tai čia galima turbūt šitą į muziejų būtų priduoti. Bet jis yra geras, tai jis kaip muziejus visai. Su kuriuo gali važiuoti, bet aišku, kad važinas nori būti labai gražus. Todėl yra paruoštas kitas visiškai naujas, ta prasme mūsų atsarginis sparnas. Na ir ką, pats svarbiausias dalykas, mes šiemet labai skriaudėm automobilį. Tai aišku, jį buvau nuskriaudęs, todėl dabar jisai turi naują stogą. Ir jeigu jūs matot, viskas jau yra sutvarkyta, nudažyta, apklijuota ir taip toliau. Buvo turi ir naują kepurę, kuri buvo susitraiškius pas mus, kai mes vertėmės kopos. Yra pakeista ir viršutinė skarda. Na, daugiau viskas durys ir kitos detalės yra tos pačios. Svarbiausias dalykas yra pakeistas variklis. Pas mus jau įdėtas naujas variklis. Jis jau buvo paleistas prieš kokias 10 dienų. Tai ateisinkis. Tai su senuoju varikliu tai paprasčiausiai išimtas, supakuotas ant dėžės ir padėtas gulėt. Maža ką prireiks kažkokių tai detalių, bet šiaip tai jisai jo paskirtis tai yra paprasta. Turbūt į metalo laužas. Dabar įdėtas yra nenaujas variklis, bet jis vieną Dakarą tai važiavęs, tai čia praktiškai dar nieko jis yra važiavęs, dar jau kokie 4 detalai yra rezervė laisvi, gali varyti. Iš pagrindinių darbų be variklio tai, kaip visą laiką, greičių dėžės, reduktoriai, viskas perrinkta, pakeista, restauruota, o toliau tai išorė, makiažas, makiažas sutvarkytas. Tai va, tokie kaip visi pagrindiniai dalykai, viskas yra atsakyta. Kaip minėjau, durys visos lieka tos pačios, sparnai faktiškai yra keičiamas tik vienas eina į atsarginį, nes jau per daug buvo pažeidimų. Šitie lieka irgi tie patys. Mes perkliavom plėvelę, sutvarkyta viena hidraulinė koja, jau pilnai sutvarkyta, nes, kaip žinot, prieš paskutinę dieną viena koja užsilenkė ir jinai nebesukilo į viršų, tai mes ją visiškai padarėm naują ir trigai mums padarė visiškai naują koją, jinai yra visa pakeista. Šitoj situacijoje jau šitas automobilis galėtų faktiškai už dienos dviejų po nedidelių testų startuoti vėl didžiausiose pasaulio varžybose arba bet kur pasaulio čempionate. Jis yra pilnai perrinktas, viskas. Svarbiausi dalykai visi pakeisti. Liko tokios smulkmenėlės, bet čia kaip tik kelių dienų reikia. Tai mūsų amortizatoriai. Tai yra tie amortizatoriai, kuriuos mes dabar padarėm visiškai naujai. Mes juos prailginom 3 cm. Pagal naujas taisyklės. Mes ir šiemet galėjom važiuoti su 3 cm ilgesne eiga, bet mes nerizikavom, kad nebūtų kokios nors neišbandytos grandinės reakcijos, kad kažkas ar granatos pradės nelaikyti. Tai mes nutarėm pasilikti 3 cm trumpesnius, bet būtų garantuoti. Šitoje situacijoje dabar jau mes žinom, kad laiko, nes kelios komandos išbandė, tame tarpe ir Vaidas išbandė, ir mes irgi dabar pasididinom lygiai taip pat ir tikimės, kad turėdami didesnį eigą šitas automobilis, aišku, bus dar šiek tiek konkurencingesnis negu buvo dabar. Tai va, jie pilnai perrinkti, jau nustatyti settingai ir dabar juos sudės šitą automobilį.